Kelk sėdmenis. 28 kortelė. Nuo ilgo sėdėjimo, nuo ilgo vaikščiojimo mūsų kojytės ką padaro labai įsitempia arba kaip tik pasyviai jos atlieka judesiuką. Tai kas nutinka, jeigu labai ilgai vaikštome, mūsų keturgalvis, šlaunis, kitaip leškos labai pradeda aktyviai dirbti, o esame prie keliuko raišiukai, jie labai taip įsitempia ir pradeda kas atsitikti, kelių skausmas. Tai, kad to išvengtumėme, mes turime juos arba pratampyti, arba atlikti jiems judesį. Tai šiandien mes susipažinsim su judesiu, kur, kaip sakant, važiuosim prie jūros. Taigi visi turime dviračius, patogiai atsisėdame savo malonioj vietoj, stabiliai jaučiu savo stuburiuką, stabiliai jaučiu, kaip sėdmuo atsirėmęs ten, kur esu, ar tai būtų žemė, ar tai būtų grindys, ar tai būtų palangė, ar tai būtų volas, kas jums šiuo metu yra po ranka ar stabilu. Jeigu to neturime, viskas gerai, sėskit draugui ant kelių. Taigi, sulenkiam, pakeliam 90 laipsnių kampu kojytės, kiek įmanoma 30-100 laipsnių centimetrų aukštyje pagal jūsų šiandien galimybės kojytės, stuburiuką nesusikuprinam, kiek išlaikome savo amplitudę. Pasvirusią tai nuo 30 iki 90 laipsnių kampų pagal jūsų galimybės. Svarbiausia, nejauskit, kad dirbat iš nugarinės dalies. Kad stabilizuotumėt savo kūną, traukiam pilvą ir sustangrinam. Mes dažnai esame įpratę, kad mes miname visą laiką į priekį. Susipažinkime su to minimu į priekį. Kad suaktyvintumėm savo kūną ne iš kaulų judesiuko, o iš raumenų, įtempiame raumenis. Įtraukiame pilvą, suspaudžiame kojas, įtraukiame pirštus į viršų ir atliekame judesį. Laviname savo keturgalį. Dabar pajunginėjame ir nugarinę dalį. Ir miname atgal. Įtempiam kojas, įtraukiam pilvus, nepamirštam kvėpuoti. Jeigu sunku, atsiremiam alkūnėmis į savo atramą ten, kur esu. Ir stabiliai jaučiuosi tvirtai atlikdamas judesį. Nepamirštu kvėpuoti. Pagal savo galimybės išlaikau judesį visą laiką tiesiai, kad kūno svoris pasiskirdytų kiek į išorę, kiek į vidų, lygiai 50-50%. Kelk sėdmenis.